Mes turime teisėjų ir prokurorų, čia suprantu, šitų dainų. Tai dabar kūrinys iš tikrųjų pavadintas Billy Cool Billy. Iš tikrųjų krizinis kūrinys, tai jis sukurtas yra 2008 metais. Ir žinot, tiesiog tokių dainų, kurios kažkaip būtų kažkokie protestai, pas mane labai mažai, apskritai, be repo muzikos niekas neprotestuoja. Tai kažkaip, nežinau, yra negražu, reikia protestuoti. Tam teisės, laisvės, demokratinė valstybės ir duodas, kad protestuoti. Nori, nenori, turi protestuoti. Sakyčiau taip. O nes reikia, nes matot, protestas irgi įgūdis. Kai pamiršti protestuoti, tai po to išlenda tokie veikėjai, prieš kuriuos reikia protestuoti, o jau tingi, nenori. Tai aš čia dėl ko taip kalbu, tai yra apie dainas, tai tos, kurios primirštos, bet geros jas reikia groti. Čia viskas labai elementaru. Nežinau, ar gaudot mano tą mintį? Protestą buvo atsižvelgta. Labai gerai, jo, protestų buvo atsižvelgta. Tai kūrinys Billy Cool Billy yra protesto kūrinys. Dabar skamba iš tikrųjų kaip odė tam žmogui, kuris valdė Lietuvą. Billy Cool Billy, išduosiu paslaptį, tai yra Kubilius. Ponas Kubilius. Ponas Kubilius. Kadangi 2008 metais buvo labai baugu tiems, kurie turėjo brangius namus už didelis paskolas. Tai manau, kad daugiau taip pergyvenam tą laikotarpį, tai buvo toks, kaip čia pasakyti, kaip ir protestas. Aš tuo metu paskolos dar neturėjau, bet kažkaip jaučiausi atsakingas už tuos, kurie turi. Ar grupėje tuomet turėjo kas nors paskolą, aš nežinau. Bet tik to, pabandykim tą kūrinį. Gerai, tamsta tu negailestingas, tamsta kągi tu darai, come on Billy, Billy Cool Billy, come on Billy, Billy Cool Billy. Kad šito reikia, tu meluoji, aš tikiu. Pasakyk negeras vaikė, ar galiu, ko negaliu. Come on Billy, Billy Cool Billy, come on Billy, Billy Cool Billy. Darai nėra gerai, tamsta tu negailestingas, tamsta kągi tu darai, come on Billy, Billy Cool Billy, come on Billy, Billy Cool Billy, come on Billy, Billy Cool Billy, come on Billy. Billy Cool Billy.